ką, brangiai, tai pabudome ir kelkimės. 4 ryto Švedijai, 3 atsikėliau. Buvau žadintuvo, iš tikrųjų telefonas nesuskambėjo žadintuvus, bet kažkokia tai aukštesnė galia mane be 10:03 pažadina. Pasižiūrėti laikrodį, pasižiūriu, kad išsijungia telefonas. Kažkaip, jeigu išsikrau naktį, neuždėti krautis, tai tada nesuskam žadintuvus, tai blogai yra. Bet viskas gerai gavos. Važiuosiu link iškrovimo. Gavau vakar patarimų ir velnių, kad esu noobs, kad nemoku diržų mėtyti. Nu, nemoku. Šiaip reikia iš priekabą, aš žinau, mėtau ir kartais ir iš priekabos, kartais nuo žemės. Šiaip kažkaip man labiausiai patinka nuo žemės mėtyti. Bet galim ir nuo priekabos. Ir galim, jeigu labai stiprus vėjas, įsimerti saktis iš karto. Tai realiai dar greičiau gaunas. Užtrauki saktis, už sakties paimi patogu ir mesti ir viską ir meti. Galim ir taip. Na, aš kažkaip tokį būdą dabar pasirinkau parodyti, kaip nereik daryti. Va, tai patys galite įsivertinti. O ką, toliau tai tų būdų daug yra. Matot, kad ir nepermeti. Privažiuoji karis, permeti diržus ir viskas normaliai gaunas. Irgi. Ir bėdų čia. Normaliai viskas. Ne visi, aišku, draugiški karistai, kitiem pofik yra, kad tu ten diržus nepermeti. Sumes ir kitur paim iškart po 4 pakis, va taip į krauną ir nieks nelaukčia, kol pažaisti biškį. Va, nu bet nieko. Viskas normaliai, judam. Reik šiandien spėti išsikrauti. Viskas šiandien toks planas spėti išsikrauti. Dėl pakrovimo nebūtinai, bet išsikrauti būtinai reikėtų. Kad bent iki pakrovimo davažiuoti. Tai va, tai ką, gero žiūrėjimo. Iki. Atvažiuoju čia prie Storebelto. Ženklai buvo, kad su priekabikiam kažkas tai negalim važiuoti dėl stipraus vėjo. Va, tai ką galiu pridurti. Bet kažkodėl atvažiuoju su priekabikiam, mačiau su kemperiu pravažiavo, čiūsint, iš priekio atvarė. Tai čia rekomendacinė pobūdžio ženklai turbūt. Įkrisi į vandenį pats kals. Važiuojam. Kiti tai gerų greičių vara čia pro tą. Praktiškai nestabdė. Priekis užkotikę važiuoju. Nespaudž gazą, dabar tik rada pedalą. Iš kairės pusės vėjas. Stiprus važiuoju. Šiandien visą dieną stiprus vėjas. Važiuoju. Į penktadienį važiavau prieš vėją, šiandien grįžinėjau prieš vėją. Nu, iš pakrovimo. Apsisuko vėjas, vėl prieš vėją. Man kažkaip nein kartą su vėja. Ne kad būtų, kad pakeliui ir po to vėl pavėjui. Tai ne, visą laiką prieš vėją. Ką darysi? Atsakau, mačiau kemperiukų. O, įdomu, važiuosiu prie kabikę kažkokį arklius vežas. Įmėjimą galvą. Rekomendacinė pobūdžio ženklai. Nupūsi vandenį, pats kalts bus. Sakys, buvo sakyta. Nebetoli liko jau iki iškrovimo. 7,4 kilai. Tai virš priekį tvarkaraščio važiuoju. Būsiu kokį
valandas. Gal pirmą. Reiks gal į Lidlą užbėgti. Duona baigėsi. Čia man netoli yra Lidlas už tiltą. Niuborge. Tai galim nueiti. O čia prie kolonų palaikyti vairą reikia. Kaip visą laiką mokinu. Jeigu iš dešinės vėjas būtų, tai arti tą koloną, tai labai suvartų stipriai. Dabar taip stipriai nebus, bet bus irgi. Patampa iš mūsų. Bet kai gerai su medžiu krauts, tada viskas normaliai čia. Kabina tik pasilinguoja. Kamelėje atvažiuoju iš krovimo, čia Fabarge. Žodžiu, buvo čia uždaryts keliuks, tai tokiais brėtkeliais vėl prasinta kaip Švedijai panašiai. Per kaimus. O turi ilgas šakės, tai gerai, svarbu dabar, kad kariuką gerą turėtų. Voliuojas šakės. Reikia čia dabar karistą susirasti, kai iškrautų mane. Kažkas dar yra gyvų liktas. Eisim prisiduoti. Nu, iš tikrųjų, soriuks neturėjau ką pafilmuoti, labai skubėjau, nes gavau pakrovimą, čia dabar varau į pakrovimą. Aišku, ne pilna krausios, bet bent jau pradėsiu, tai bent jau nieko, jau bus šiandien darbo diena damušta turbūt. Nes pakrovims pirms su 130 kg, pas mane čia liko dar nebedaug važiuočiau. Kokia max 200, tai turbūt šiandien jau pasikrausiu ir viskas. Čia labai čiaučiu. Reik va taip važiuoti. Neišsuksiu. Bet pamačiau aikštelę. Tai čia specialiai turbūt tai padaryti. Nes mašina stovi. Labai gerai, kad čia padaryti. Mašinas nebūtų tos, tai laisvai ištukčiau, bet čia šakos visokios, nepaimsi plačiau. Taip atrodo easy, bet nerizikuoju. Po to ten su priekabos galu visas šakas nurinksi, medžius išvartys. Čia irgi va reikėjo įsukti, irgi bjauru buvo. Čia pasukau į dešinę. Tai bjauru buvo pasukti. Jeigu ne tau šiukšlių dėžė stovinti raudona, tai viskas gerai būtų, bet kadangi stovėjo šiukšlių dėžė, tai biški bjauriau. Kažkaip jau atrodo nieko nedariau, bet kai vien vairuoji, irgi pavargsti kažkaip. Kažkaip kai rankojau tos krovinius, taip nepavargsti, neužsisėdi taip. Dabar užsisėdėjau, išlindau kažkaip sunku dabar. Visą dieną kaip prasėdė, taip biški sunkiau. Nu, kažkaip tas nėra sunkiau, bet jauties blogiau. Kai po pakrovimus pabėgioja, kažkaip pajudi, tai biški kažkaip kitoks. Kraujas prasipumpuoja geriau. O kai taip vien sėdi ir važiuoji, tai kažkaip dabar išsikrovau, kažkaip grįžau. O matėt,
įsikėlęs palapinę, transporteris buvo, nu, karavelė. Čia tokie nematomi gulintis policininkai. Žodžiu, spaudžiam gazą, varame pakrovimą, 3 paletas čia įsimest. Ir bus, žiūrėsim, ką toliau duos. Gal Efrėja, o gal kažkur kitur. Pažiūrėsim. Nu, bet pirmos 2 dienos tai superinės, man. Šiaip kažkaip pradėjo daugiau darbą duoti, normalesnė biškį. Čia kolega viens, nu nežinau, kolega žiūrovs parašė, kad komentarą, kad būtų po to labai nostalgiška po kokių 50 metų čia pažiūrėti atgal filmukus, kaip čia vargau su girgždančia kabina, čia viską. Tai man jau dabar atsukus į pirmus sezonus jau net biški cringe'as yra, kai pasižiūriu pirmus sezonus. Nu, ne tiek, kad cringe'as, bet jau keistai, jau taip jaučias, kad 5 metai daug yra. 5 metai bus, inkilai. Man atrodo, ne? Rudenį. Tai nemažai, sakyčiau, nemažai. Daug vandens nutekėjo per tą laiką. Pirmam sezone negalvojau, kad po 5 metų čia dabar su GoPro filmuosiu savo vilkikę, viską. Ir kad turėsiu 18 000 sekėjų. Tikrai negalvojau, kai pradėjau filmuoti. Labai gerai atsimenu, kai 5 turėjau sekėjus. Tai šių ten žmona buvo, pora draugų ir ten dar uošvenė kokia nors. Pirmi sekėjai buvo. O tų tokių svetimų nebuvo. Tai... Šiaip irgi, kas va taip pagalvoja, tai irgi kažką daro, tai irgi atrodo, kad ai, čia nieks nesigaus, nieko neatsitikė, bet kaip darai kažkaip, tai ir taip netikėtai gaunas viskas. Svarbu nuoširdžiai darykit viską, ką bedarytumėt, aš taip manau, ir tada neblogai viskas gaunas. Aš taip, pavyzdžiui, vairuoju, man patinka, pavyzdžiui, aš nesimūčinu. Nu, taip, pavargstu, būna dienų sunkių. Šiaip sunkias tas dienas jau neneiksiu, laukiu kaip 5 šiandien, jau laukiu, kada stosiu savaitgalį. Nes anksti kėliaus, tai kas mane žinot, tai kad man diena yra prarasta, aš visas nelaimingas būnu. Jeigu mano būtų valia pas mane, jeigu šalį turėčiau, kaip koks Putins, tai pas mane būtų darbo diena nuo 12 prasidėti, dirbtų visi iki 8. Žinau, kad ne visiems patiktų, bet negali visiems patikti, aš nealus esu. Tai va, tai čia būtų mano idealių variantų. Aišku, idealiai nereikėtų niekam dirbti, bet jeigu dirbti nuo 12, tikrai ne anksčiau. Nes labai yra bjauru anksti keltis. Žiemą iš viso galim būtų dirbti tik tais, kai prašvint, iki tol, kol sutemst. Tai viskas. Vasarą galim anksčiau. Nu, pajokavom biškį, galim važiuoti toliau dirbti. tą tikrą gyvenimą dirbti, kai reikia dirbti. Ir anksti keltis. Galit pasigrožėti miestelių Faborg. Čia palei jūrą viską. Labai gražus toks. Atvažiuoju čia atvira palei krantą. Kai kokioj Nidai važiuoju čia. Su fūra. Daug matos prieplaukų buvusio, ar kas čia, ar čia pririšti valčiai skirta laivui. Kaip lieptai, bet vis tiek turiu lieptai būti. Kažkaip tai išlipti reikia iš to laivo.
Taba tiesa, jau galutinai atsinervinau. Susipurškau su White Grease'u trišiotkės. Bus gal gerai. Nu tas saktis, kur diržų. Ne su vadeškio, o su White Grease'u. Turiu White Grease'us. Patepim. Pažiūrėsim, ar gerai. Gerai irgi bus, tik biški tą košę teps. Vadeškę tai švariau biški. Papurški ir... Man tai nežinau, šiaip su vada papurški ir kokius porą mėnesių gerai būna. Tikrai neblogai. Gal čia kas su atvirom dirb, su tralais, tai jeigu jo, tai laukia kai būna, tai ten greitai turbūt bus net kiekvieną dieną bus net reik purkšti. O kai uždarai, tai kažkaip. Nelabai matau problemos tame. O pamyžačiaus už statelės ir normaliai. Matėt visi? Glyną užsitraukinėja iš po... Auč. Skaudus bėgiai. Lemba būčiau pravažiavęs. Žodžiu, važiuojam toliau, dirbam, jeigu dirbt, tai dirbt, nechalturint čia. Nu ką, mėlėjai, atvažiuoju į pakrovimą, o dabar be 15:04 yra čia, tai nežinau, ar dar be pakraus, tas 3 paletės, gal pakraus, matysim, vartai dar atidaryti. Gal ne taip dar viskas blogai. 3 paletės yra 3 paletės. Reikia čia kur nors sustoti. Ir nubėgti į ofisą greitai. Prisiduoti. Rodo čia kažką tai, kad važiuoja kažkur toliau. Karistai laksto. Tuoj kur nors atsistoti. Į kokią nors vietą patogią. Bet viskas užimta. Kas patogu. Važiuoju į aikštelę, ten kur Freja stovi. Čia gal geriau bus biškai. Apsisuksim ir nueiti į ofisą reikia. Labai žiūri vairuotojas iš priekabos Frejinis. Rumuniuks. O, eina, pakalbėsiu į ofisą. Nu va, viskas čia gerai, pasikroviau. Įmetė čia 3 paletės kažko. Nežinau iš tikrųjų kas. Galim važiuoti į parkingą. Rytoj gavau Rokvulą. Viskas gerai. Reikia tik tais dabar pernakvoti. Ryte pasikraunu ir ką, į trasą. Nežinau dar. Čia gerą pusę priekabos, daugiau negu pusę priekabos Rokvulio pakrausti.
visai gerai gaunas čia viskas. Čia tos paletės, kur yra, tai Stokholmo. Tai kvep irgi skaniai viskas. Žodžiu, viskas gerai gaunas. Negaliu skūstis. Darbo karvė, bet vyras aš esu. Nu tai ką, mano gerutėlė jau ant spalniką atsisėdęs. Eisiu į masę turbūt. Gal kokiu makaroną išsiversiu, bet jau nebefilmuosiu. Tingu lingu. Va. Jokių čia kulinarinių šedevrų tingiu gaminti. Nieko nedarau dabar. Gal ant savaitgalio kas nors bus. Kol kas tai nieko. Tai va. Einu poilsiauti, rytoj krautis. Ir ką? Iki rytojaus. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.